Kodėl Elonas Muskas susipyko su Donaldu Trumpu? Tiesą sakant, jų sąjunga nuo pat pradžių atrodė gana keistai. Elonas Muskas gamina elektromobilius, o Donaldas Trumpas visais įmanomais būdais kritikuoja žaliąją energiją. Donaldas atvirai paskelbė, kad jei taps prezidentu, sumažins vyriausybės paramą atsinaujinančiai energijai. Bet Donaldas Trumpas ir Elonas Muskas susivienijo dėl bendro tikslo. O kai Trumpas tapo prezidentu, iš pradžių viskas buvo gerai. O tada Trumpas atleido Muską iš vyriausybės efektyvumo komiteto ir tada jie viešai susipyko. Šiandien Muskas paskelbė apie savo politinės partijos įkūrimą. Tiesą sakant, siužetas yra įprastas ir kartojamas daug kartų skirtingose vietose. Iš pradžių susibūrė sąjunga, tokių palyginti silpnų žaidėjų prieš kokį nors stiprų priešininką. Norėjimas laimėti sušvelnina šių sąjungininkų prieštaravimus. O jie visada egzistuoja. O po bendros pergalės šie prieštaravimai vėl iškyla į pirmą planą ir tampa svarbus. Ir tada prasideda tarpusavio peštynės. Tai vyksta visur ir visada. Musko ir Trumpo kivirčas iš pradžių, žinoma, nustebino visuomenę, nes Trumpas buvo einantis prezidento pareigas. Ir jei kartu laimėjote, tai laikykis prie einančio prezidento, gausi daugiau galimybių, net ir esant prieštaravimams tarp jūsų. Tai kam taip atvirai ginčytis? Tačiau Elonas Muskas, būdamas Amerikos valdžios aparato viduje ir turėdamas ryšių su prezidentu, anksčiau pamatė ir suprato, ką iš tikrųjų daro Trumpas, todėl viešai nuo jo atsiribojo. Nors, kaip matėme, anksčiau jis skyrė pinigų Trumpo rinkimų kampanijai ir netgi dalyvavo jo mitinguose, jį palaikydamas. O kas apskritai yra Elonas Muskas? Pažvelkime į jį. Jis nėra genijus ar stebuklingas verslininkas, kaip jį pristato žiniasklaida. Elonas Muskas yra technokratų grupės priedanga. Jis šoumenas, žaidžiantis publikai, jis techninio sindikato veidas. Technokratų grupė, kurią atstovauja Elonas Muskas, yra gana stipri. Jie sukūrė pasaulinį palydovinį tinklą Starlink, leidžia spacets raketas į kosmosą, jie įkūrė Tesla elektromobilių gamybą. Daugelis valstybių apskritai nesugebėtų susidoroti su tokiomis užduotimis. Manau, ir tai yra mano nuomonė, kad UTV prezidento ir technomagnato nesantaikos priežastimi tapo Donaldo Trumpo vykdoma muitų tarifų didinimo politika. Iš pradžių Donaldas paskelbė apie importo tarifų įvedimą, vėliau sumažino šios procentus, tada vėl padidino, po to atidėjo tarifų įvedimą, o paskui vėl sakė, kad įves. Ir visuomenė visiškai susipainiojo, kur tie tarifai, kaip jie veikia, kokioms šalims, kokiomis kryptimis ir kokiu procentu. Tačiau Amerikos muitinė veikia tiksliai pagal nurodymus. Trumpas iš tiesų didina muitus importui į Jungtines Amerikos valstijas. Ir šie muitai kenkia Amerikos technokratams gamintojams, kurių interesus ir atstovauja Elonas Muskas. Palaukite. Bet juk Trumpas priešingai nori sugrąžinti gamybą atgal į Jungtines Amerikos valstijas. Juk tai turėtų padėti būtent šiems Amerikos pramonės technokratams. Taip, tai priešingai juos sustiprins. Tai kodėl jie nepatenkinti? Kodėl jie ginčijasi? Užduokite savo paprastą klausimą. Kodėl UTV pramonė išsiplėtė po visą pasaulį? Kodėl Amerikos įmonės persikėlė į Aziją? Todėl, kad taip yra naudingiau. Mažesnės išlaidos, mažiau sąnaudų. Surinkti elektromobilį Tesla tik iš amerikietiškų detalių neįmanoma, nes vien tik amerikietiškų detalių nėra. Mazgai ir komponentai Tesla elektromobiliams gaminami visame pasaulyje. Lygiai taip pat įranga Starlink palydovinėms sistemoms ir spacets raketoms gaminama skirtingose pasaulio vietose. Tokią sistemą Jungtinės valstijos kūrė pusę amžiaus. Amerikiečių gamybos perkėlimas į kitas šalis prasidėjo dar 1970-aisiais. Ir šios sistemos greitai nepakeisi. Reikės dešimtmečių, kad būtų atkurta prarasta gamyba pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir paskutinės Trumpo prezidentavimo kadencijos tam tikrai neužteks. Didelės pramonės įmonės projektas kuriamas popieriuje ir brėžiniuose keletą metų. Toliau gamybai reikia energijos.
Vadinasi, pirmiausia reikia pastatyti ir paleisti naujas elektrinės. Jos taip pat kuriamos ir statomos keletą metų. Reikia nutiesti naujas elektros perdavimo linijas ir įrengti naujus aukštos įtampos transformatorius. Tada pati įmonė statoma ir aprūpinama įranga. Įranga taip pat gaminama pagal užsakymą. Įranga neguli parduotuvėse, kur gali ateiti ir pasiimti, kiek tau reikia. Didelė pramoninė įranga gaminama pagal užsakymą ir tai užtrunka gana ilgai. Taip pat reikia apmokyti specialistus, o tai irgi reikalauja laiko. Kaip matote, naujos įmonės paleidimo procesas yra labai ilgas. Didelės įmonės paleidimas užtrunka metus. Perkelti daugybę gamybų atgal į Jungtines Amerikos valstijas per trumpą laiką neįmanoma. O ką daro Trumpas? Jis jau šiandien kelia muitus. Tai reiškia, kad padidės importuojamų komponentų skirtų amerikietiškai produkcijai, kuri surenkama Jungtinėse valstijose kaina. O kaip su daugybė amerikietiškų prekių, kurios visiškai pagamintos Azijoje ir kitose šalyse? Juk iPhone negaminamas Amerikoje, jo apskritai neviečia amerikiečio darbininko ranka. Tačiau laikoma, kad iPhone yra amerikietiškas telefonas. Trumpas skuba didinti muitus ir labiau kenkia dabartiniai Amerikos gamybos sistemai, kuri nespėja taip greitai persitvarkyti. Amerikos technokratai tiesiog neatlaiko tokio spartaus Trumpo tempo. Iš čia aišku, kodėl Maskas iš pradžių palaikė Trumpą, davė jam pinigų rinkimų kampanijai, dalyvavo jo mitinguose, nes tikslas tas pats. Tačiau vėliau Trumpas pasirinko labai greitą tempą, kurio Amerikos gamybos sistema nepajėgė atlaikyti. Todėl Elonas Maskas ir susipyko su prezidentu bei paskelbė apie savo partijos kūrimą. Šiandien technokratams Jungtinėse Amerikos valstijose žalingi aukšti importo tarifai. Jie nori sklandesnio ir lėtesnio proceso, kuris leistų jiems pertvarkyti sistemą, sukurti šios pramonės įmonės Jungtinių valstijų viduje. Tai kasgi bus galiausiai? Ar technokratai susitars su Trumpu, ar visiškai susipyks, ar padarys Eloną Maską Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu? Pamatysime. Sveikinimai iš rusiško miško.